Pergudrauti velnią. Baimės valdomas protas. Aš sudarytas iš neigiamos energijos ir aš gyvenu žmonių, kurie manęs bijo protuose. Taip pat aš sudarau vieną kiekvienos fizinės materijos atomo pusę ir kiekvieno psichinės ir fizinės energijos vieneto pusę. Galbūt tu geriau suprasi, jei pasakysiu, kad esu neigiamoji atomo dalis. Aš valdau 98 žmonių protus iš 100. Mano pareiga atstovauti neigiamai visoko pusiai, įskaitant ir jūsų žemiečių mintis. Kaip dar galėčiau valdyti žmonės? Mano priešininkas kontroliuoja teigiamas mintis, o aš valdau neigiamas. Kaip aš valdau žmogaus protą? O tai lengva. Aš tiesiog įeinu ir užimu nepanaudotą žmonių proto vietą. Žmonių protuose pasėju neigiamo mąstymo sėklų, kad galėčiau užimti ir valdyti tą erdvę. Aš naudoju triukus ir priemonės, kad valdyčiau žmonių protus, ir mano priemonės taip pat yra gudrios. Viena patogiausių mano naudojimų priemonių žmonių protui valdyti yra baimė. Žmonių protuose pasodinu baimės sėklą, o kai šiomis sėklomis žmonės pradeda naudotis, jos sudygsta ir auga, ir taip aš imu valdyti visą jų užimamą erdvę. 6 veiksmingiausios baimės yra šios: skurdo, kritikos, prastos sveikatos, meilės praradimo, senatvės ir mirties. Dažniausiai pasitarnauja pirmoji ir paskutinė skurdo ir mirties baimės. Vienu ar kitu gyvenimo momentu visus žmonės pričiumpu su viena ar net abiejomis šiomis baimėmis. Šias baimės pasodinu žmonių protuose taip vikriai, kad jie mano, kad tai padarė jie patys. Tada priverčiu žmonės patikėti, kad aš stoviu už įėjimo į kitą gyvenimą vartų ir laukiu, kad po mirties vežčiau juos į amžiną bausmę. Žinoma, kad aš negaliu nieko bausti, nebent paties žmogaus prote kažkokios baimės forma. Tačiau nepaisant to, baimė kažko, kas neegzistuoja, man yra naudinga tiek pat, kiek ir baimė to, kas iš tikro egzistuoja. Visos baimės formos nusidriekia už erdvės, kurią aš užimu žmogaus protą, ribų. Kaip aš kontroliuoju tiek daug žmonių? Tai prasidėjo daugiau nei prieš 1 milijoną metų, kai pirmasis žmogus pradėjo mąstyti. Iki to laiko aš valdžiau visą žmoniją, bet mano priešai atrado teigiamo mąstymo galią ir įdėjo ją į žmonių protus. O tada prasidėjo manosios dalies kova, kad išlaikyčiau valdančiąją poziciją. Iki šiol man puikiai sekėsi, praradau tik 2%. Man egzistuoja laikas ir erdvė. Aš esu jėga, geriausiai apibūdinama kaip energija. Mano mėgstamiausia fizinė gyvenamoji vieta, kaip jau sakiau, yra žemiečių protuose. Aš valdau kiekvieno žmogaus proto dalį. Kokio dydžio proto dalį aš užimu kiekvieno žmogaus prote, priklauso nuo to, kiek ir kaip žmogus mąsto. Kaip jau ir minėjau, aš negaliu visiškai kontroliuoti žmogaus, kuris mąsto. Mano priešininkas valdo visas teigiamas pasaulio jėgas, tokias kaip meilė, tikėjimas, viltis ir optimizmas. Mano priešininkas taip pat valdo ir visus visatos teigiamus gamtos dėsnius, jėgas, kurios palaiko Žemės, planetų ir visų žvaigždžių subalansuotą vyksmą. Bet šios jėgos yra nuolankios, palyginus su tomis, kurios mano dėka veikia žmonių protuose. Matai, aš nesiekiu valdyti žvaigždžių ir planetų, man svarbiau kontroliuoti žmogaus protą.
Savo galią padidinu pasisavindamas žemiečių proto galią. Kai jie mirties metu įeina pro vartus, aš perimu proto galią 98 iš 100 žmonių, iš žemės grįžtančių į mano lygmenį. Man atitenka visi, kurie ateina jausdami bet kokią baimę. Kaip matai, aš nuolat dirbu, kad iki mirties paruoščiau žmonių protus ir kad galėčiau juos perimti žmonėms grįžtant į mano lygmenį. Turiu galybę būdų, kaip įgyti žmonių protų kontrolę, jiems esant žemės lygmenyje. Mano didžiausias ginklas yra skurdas. Aš sąmoningai atgrasau žmonės nuo materialaus turto kaupimo, nes skurdas užslopina jų mąstymą ir padaro juos lengvu grobiu man. Kitas mano geriausias draugas yra prasta sveikata. Liguistas kūnas slopina mąstymą. Dar žemėje turiu daugybę tūkstančių darbuotojų, kurie padeda man įgyti žmonių protų kontrolę. Jų turiu visur. Jie atstovauja kiekvienai rasiai, tikėjimui ir religijai. Aš sugadinau jaunų žmonių protus, išmokydamas juos gerti ir rūkyti, bet jie visiškai supainiojo mane savo polinkiu galvoti už save. Gadinu jaunų žmonių protus alkoholiniais gėrimais ir cigaretėmis. Cigaretės naikina atkaklumo galią, jos naikina ištvermę, slopina gebėjimą susikoncentruoti. Jos bukina vaizduotę. Jos kenkia bei kitais būdais padeda užkirsti žmonėms kelią efektyviai panaudoti savo protą. Ar žinai, kad turiu milijonų žmonių, tiek jaunų, tiek senų vyrų ar moterų, kurie kasdien surūko po 2 pakelius cigarečių? Tai reiškia, kad turiu milijonų žmonių, palaipsniui naikinančių savo atsparumo jėgą. Vieną dieną prie rūkymo įpročio pridėsiu kitus mąstymą griaunančius įpročius, kol galiausiai perimsiu jų valdomą protą. Įpročiai pasireiškia poromis, po 3 ar net 4, bet koks įprotis, kuris silpnina žmogaus valią, privilioja pulką giminaičių, kurie įsišaknyja ir perima proto kontrolę. Įprotis rūkyti ne tik mažina atsparumą ir slopina atkaklumą, bet ir atleidžia vadeles, plėtojant žmonių tarpusavio santykius. Didžiuojuosi turimu rezultatu. Aukų milijonai ir skaičius kasdien auga. Greitai šiam įpročiui pasiduos didžioji pasaulio dalis. Labai jauni berniukai ir mergaitės pradeda pratintis prie šio įpročio. Jie mokosi rūkyti, matydami, kaip tai daro jų tėvai ir vyresni broliai bei seserys. Cigaretės yra galingesnis įrankis stengiantis užvaldyti žmonių protus. Kai žmogus mano dėka prisijungia prie 2 pakelių per dieną klubo, man nebelieka jokių sunkumų pripratinti jį prie kitų įpročių, alkoholinių gėrimų vartojimo, piknaudžiavimo seksu ir visų kitų susijusių įpročių, kurie naikina mąstymo ir veiksmų nepriklausomybę. Aš naudojuosi protai žmonių iš visų visuomenės sluoksnių. Tiesą sakant, man patinka tie žmonės, kurie nesivargina mąstyti. Tokiais žmonėmis galiu labai lengvai manipuliuoti. Aš nevaldyčiau 98% pasaulio žmonių, jei visi žmonės būtų pakankamai įgudę galvoti savarankiškai.